Pastebėjau, kad vykdantys individualią veiklą pagal pažymą painioja du dalykus – pajamų pripažinimo principus ir išlaidų fiksavimo būdus. Tai pajamų pripažinimas gali būti kaupimo arba pinigų principų kaupimo. Tai kai pajamas pripažįstam pagal tai, kada išrašoma sąskaita, o pinigų principas tai pagal tai, kada pinigai įkrenta į atsiskaitomąją sąskaitą arba gaunami grynais pinigais. O išlaidas fiksuojame 30% arba surenkame dokumentus ir pagal faktinės išlaidas. Ir dabar buvo klausimas, kaip skaičiuojamos pajamos PVM ribai ir kažkodėl paminėta 30%. Tai žiūrėkit, išlaidų fiksavimo būdas niekaip neįtakoja pajamų fiksavimo būdo. Ir jeigu jūs pajamas metai iš metų fiksuojate pagal pinigų principą, tai reiškia tada, kada pinigai jūsų įkrenta į sąskaitą, tai žinokite, kad ir PVM ribai skaičiuoti lygiai taip pat. Bet kai jau peržengėte PVM ribą ir tampate PVM mokėtojais, tuomet yra prievolė pajamas apskaityti kaupimo principu. Tai reiškia pagal tai, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra ir šiuo atveju jau PVM sąskaita faktūra. Viskas. Išlaidas ir toliau galit fiksuoti. Ar tai 30%, ar tai pagal faktą, žiūrim pajamas tik tai. Tai pelningo verslo ir protingų sprendimų.